Tai jeigu pastebėsim, kad Dievas ateina mūsų gyvenimą, kai ateina kokias rimta krizė ir kai mes sakom, nu viskas, nieko nebegaliu. Tai tada viešpats, arba tiksliau kitaip reiktų pasakyti, kai suprantu, čia nebūtinai krizė galima. Kai aš ateina supratimas, aišku, Dievas apšviečia, kad man tikrai tavęs Dieve reikia. Tai viltis yra tokia, jinai, aiškia, įkvėpia Dievas tada, kai mes giliau pažįstam savo būtį ir kad man, Jėzau, tavęs reikia. Ir kodėl sako, kiti atėjo visokai, ten aplink tautos buvo, aplink izraelitus, ne? Visokių, kiek ten tiek apšavo su tais visokiais būrėjais, šamanais, burtininkais ir taip toliau, vis laik traukia, jas kažkur nueiti. Ne, sako jis, aš tik tai galiu duoti, nes aš duodu realiai šventą dvasią. Tai toliau, kas yra svarbu, štai tikėjimo turinys, jeigu mes taip labai struktūriškai pasižiūrėtume į katekizmą, tai viskas pasakyti labai aiškiai, kad galėtume savo susidėstyti. Ne? Ir tas susidėstymas mums duoda viltį labai stiprią. Taip, Dievas išeina manęs ieškoti kiekvieną dieną. Taip, Dievas mane kviečia. Toliau.